17 dienos posėdžio pagrindinėje darbotvarkėje yra 17 klausimų. Dalyvauja 19 tarybos narių, tai siūlo balsuoti už pagrindinę darbotvarkę. Kas už? 7. 19 už ir vienas skubos tvarka. Gerbiami tarybos nariai siūlo balsuoti. Kas už? 7. 19 už. Priimtas, dėkoju. Pasisakymai. Posėdėje dalyvauja svečias profesorius Valdas Rakutis, VŠI Kauno tvirtovės projektai direktorius, karo istorikas, tai gerbiami tarybos nariai, po darbotvarkės klausimų norės profesorius pristatyti projektą. Tada yra užsiregistravęs 16 klausimų pasisakyti gerbiama gydytoja Joana Ragėnytė. 16 klausimų užsiregistravęs pasisakyti Vytas Šimonėlis. Parašyta 16. Ir prie 16 klausimo dar yra iš Pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojų pranešimas, tai aš prie 16 klausimų tada šį tuščiu raštu ir supažindinsiu. Tai prašau, pirmasis klausimas. Dėl 2015 metų nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų piniginiai socialiniai paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo skyriaus. Taigi, Giera Maškevičienė, prašau. Kurį baigtis, nesupratau. 17 ir 18. Aš tai galvoju. Yra parengtas savivaldybės tarybos sprendimų projektas dėl 2015 metų nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų piniginiai socialiniai paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo. Savivaldybės taryba, vadovaudamas vietos savivaldos įstatymu, piniginės socialinės paramos įstatymu bei savivaldybės tarybos patvirtintų tvarkos aprašo nusprendžia 2015 metų nepanaudotų 285 tūkstančius eurų savivaldybių biudžetų lėšas piniginiai socialiniai paramai skaičiuoti ir mokėti, naudoti 8 programai iš viso ir sprendime išvardytos priemonės 117 406 eurų, pirmai programai naudoti iš viso 39 tūkstančius eurų, trečiai programai naudoti išvardintom priemonėm 112 594 eurų ir penktai programai naudoti 16 tūkstančių eurų. Priėmus šį tarybos sprendimą pripažinti netekusį gavęs Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų spalio 29 dienos sprendimą numeris 1.187. Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą, kad už. 1. 12 už, kas prieš. 1. Susilaikė. 5. 13 už, prieš 1, 5 susilaikė, sprendimas priimtas, dėkoju. Antrasis klausimas dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto dalinio pakeitimo. Prašau. Yra parengtas savivaldybės tarybos sprendimų projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto dalinio pakeitimo. Savivaldybės taryba vadovaudamas Vyriausybės tarybos įstatymus nusprendžia iš dalies pakeisti 2015 metų biudžetą. Taip pat jau išdalinus medžiagą, jau parengus projektą, buvo gauti dar papildomai prašymai iš dviejų biudžetinių įstaigų dėl pakeitimo. Tai yra gautas prašymas Širvintų rajono švietimo centro, kurie prašo mokinių krepšelio lėšų sąmatoje priemonėje neformaliam ugdymui sumažinti darbo užmokesčio fondą 1318 eurų. Ir taip pat gautas dar prašymas Širvintų rajono savivaldybės administracijos, kurie prašo
Dviejų priemonių, tai yra Žemės ūkio skyriaus ir Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbo užmokestį padidinti 548 eurais ir taip pat priemonėje prisidėjimai prie projektų padidinti turtą 59 476 eurais. Bet šitų biudžetinių įstaigų bendri asignavimai nesikeičia, čia tik tai tarp darbo užmokesčių ir tarp prekių paslaugų ir tarp kitų paslaugų ir turto įsigijimo. Todėl atitinkamai tarybos sprendime asignavimai darbo užmokesčiui abiejų šitų biudžetinių įstaigų keistųsi 770 eurų ir iš viso asignavimai būtų 5 685 330 eurų, tai darbo užmokesčiui, o asignavimui turtui įsigyti padidėtų 59 476 eurais ir iš viso asignavimui turtui įsigyti būtų 2 281 575 eurai. Atitinkamai, kadangi keičiant, kad ir vieną skaičių susijusių su darbo užmokesčiu ir turtu, atitinkamai trečiame, ketvirtame ir šeštose prieduose prie asignavimų valdytojų, tai yra savivaldybės administracijos ir Širvintų rajono švietimo centro, atitinkamai daromi ir pakeitimai darbo užmokesčio eilutėje ir turte. Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimų? Prašau, Paklausti, o ką jūs planuojate papildomai įsigyti už 111 tūkstančių programą savivaldybės, kur čia yra infrastruktūros ir dar to aplinkos problemų programa? Tai palaukit truputį, taip, savivaldybės, kur turtui? Čia ketvirtas priedas, antra programa. Tai ketvirtas priedas. Ketvirtas priedas, antra programa. Plus 111 538. 111 eurų. Diena. Čia trečia programa 111. Turte antroji programai yra 2240. O infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa yra 111 538 ir plus 59 dabar 476. Čia yra daromi tik tai pakeitimai vietinių kelių, kadangi dabar kelių direkcijos lėšos eina per savivaldybės biudžetus ir atitinkamai buvo suplanuota, kad tai bus prekių ir paslaugų dalyje, bet vykdant darbus, tai matome, kad tai yra turte. Taip, turtas yra. Čia kelių direkcijos lėšos. Tai tas su to susiję tikriausiai pakeitimais ir kur yra 420 tūkstančiai filmuojami. Taip pat žiūrėjau programą susiję. Va čia kur yra 344 eurai minusuojama ir perkeliama į 241. Taip pat į tą pačią. Taip pat susiję. Taip pat susiję kažkokį tai. Taip, su kelių direkcijos lėšom čia tiesiog yra ne papildomai lėšos, o lėšos tarp paslaugų ir turto įsigijimo. Gerai, ačiū. Vedėjai, prašau. Noriu paklausti trumpai, susitikimuose su rajono gyventojais nariai informuoja, kad yra gauta papildomai finansavimas kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti. Kokia tai yra suma gauta? Kol kas įstatymo, kuriuo galėtume savivaldybės tarybos biudžeto projektą keisti, tokio mes neturime ir būtent šitame biudžeto keitime tokių lėšų papildomai nėra įdėta. Ačiū, tarybos nariai, prašau, dar klausimų turite. Tai norėčiau painformuoti tarybos narį, kad dėl Kalnalaukio gatvės konkursas įvykęs. Užvakar direktorė administracija pasirašė sutartį ir Kalnalaukio gatvė bus padaryta. Dar klausimų nėra, tai siūlau balsuoti už
5. 12 už, prieš 1 susilaikė priimtas, sprendimas priimtas, dėkoju. Sekantis klausimas dėl Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo. Teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų tvirtinimo. Ir pakeisti nuostatai įsigaliotų nuo 2016 m. sausio 1 dienos. Toliau šio sprendimo įpareigojimas laikinai pareigas einantis direktorius Gintaras Kurkutis pasirašyti nuostatus ir registruoti juridinio asmenų registre teisės aktų nustatytas tvarka. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 6. Kas prieš? Susilaikė. 1. 18 už, 1 susilaikė, sprendimas priimtas. Dėkoju. 4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 17 dienos sprendimo numeris 1/112 dėl Gintaro Pauliukonio atleidimo iš Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Daivai Misiūnienei laikinai eiti Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigas dalinio pakeitimo. Tarybos narys nusišalina, tai dalyvauja 18 tarybos narių, prašau. Teikiamas tarybos sprendimas dėl minėto tarybos režimo pakeitimo 5 punkto. Ir yra siūloma padidinti Širvintų rajono švietimo centro direktorių Daivos Misiūnienei nustatytą tarnybinio atlyginimo koeficientą 30 procentų nuo 2016 m. sausio 1 dienos iki 2016 gruodžio 2001 dienos. Nustatant, kad sprendimas įsigalioja nuo 2016 sausio 1 dienos. Čia pakeitimas nesigalioja, tai prašau. Noriu paklausti, kada sulauksime kitą posėdį daugiau tokių, kad galėtume ir kitiem vadovams skirti tokias dosnes priedus. Jo, tai gerbiamam tarybos nariui norėčiau atsakyti, kad Daiva Misiūnienė eina laikinai meno mokyklos direktoriaus pareigas ir už tai žmogui turi būti sumokėta. Tai tarybai. Prašau, tarybos nariai, ar dar turite klausimų, kai bus paskelbtas konkursas, bus naujas vadovas, tada bus sekantis sprendimai. Prašau, ar dar klausimų bus? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 3. 11. Kas prieš? 2. Susilaikė. 2. 14 už, prieš 2 susilaikius 2, sprendimas priimtas. Dėkoju. 5 klausimas dėl Širvintų rajono švietimo įstaigos mokslo auklėtojų ir pagalbos mokymų specialistų 2016 m. atestacijos programos patvirtinimo. Labą dieną. Teikiama Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų, auklėtojų ir pagalbos mokymų specialistų 2016 m. atestacijos programa. Norėčiau atkreipti gerbiamų tarybos dėmesį į 17 eilutę, 8 punktelis, yra praleistas žodis vyresnė, turėtų būti ikimokyklinio ugdymo vyresnė auklėtoja. Grįžo tarybos narys, tai šiuo metu dalyvauja 19 tarybos narių. Prašau, ar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 7. Prieš susilaikė nėra, 19 už, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. 6 sprendimas dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokymų specialistų išskyrus psichologus atestacijos 2016-2018 metų programų patvirtinimo. Prašau. Šiuo tarybos sprendimu siūloma patvirtinti Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokymų specialistų išskyrus psichologus atestacijos 16-18 metų programas. Pridedamas 7 švietimo įstaigų programas. Ir priėmę šį sprendimą siūloma pripažinti netekusių galių Širvintų rajono savivaldybės tarybos 14 metų gruodžio 18 dienos sprendimą dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokymų specialistų išskyrus psichologus atestacijos 15-17 metų programos patvirtinimo Širvintų. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 7. 12. Viskas prieš,
susilaikė nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkojant vedėjai tarybos nariams. 7. sprendimas dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Vedėja Dovilė Audėlytė, prašau. Labą dieną. Tarybos sprendimu yra siūloma sutikti perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą materialų į turtą, valdyti, naudoti ir disponuoti juo nuosavybės teise, savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti. Tai turtas yra 18 amžiaus Lietuvos knygos lenkų kalba vienas egzempliorius ir Lietuvos bibliografija. Šis turtas po to bus perduotas viešai bibliotekai Širvintų rajone. Ačiū vedėjai, tarybos nariai, prašau, bus klausimų. Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 7, 12. kas prieš, susilaikė nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. 8. sprendimas dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Tarybos sprendimu siūloma sutikti perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą materialų į turtą. Tai yra skaityklės, konstrukcijose, valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise, savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Šis turtas po to bus perduotas Širvintų rajono savivaldybės viešai bibliotekai. Čia yra 3 egzemplioriai. Dėkoju. Tarybos nariai, ar bus klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 7. kas prieš, susilaikė nėra, sprendimas priimtas 19 už. Dėkoju. Sekantis 9 klausimas dėl nekilnojamo turto nurašymo ir likvidavimo. Tarybos sprendimu siūloma nurašyti pripažintą netinkamų negalimų naudotis savivaldybės funkcijoms įgyvendinti Širvintų rajono savivaldybėje nuosavybės teise priklausantį turtą. Tai yra pastatas ligoninės Kvadratyje 15A. Buvo sudaryta komisija, kuri apžiūrėjo šį turtą ir nustatė, kad šį turtą yra tikslingai išardyti ir likviduoti. Buvo 4 aukcionai, jie neįvyko, niekas nenorėjo įtarti. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 7, 12. prieš, susilaikė nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. 10. sprendimas Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos darbų finansuojamų valstybės biudžeto lėšų programų tikslinimo. Prašau. Teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl 15 metų melioracijos darbų finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis programos vykdymo. Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendžia patikslinti Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos darbų finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis programą. Programa tikslinama biudžetos lėšos įstatymu. Dėkuoju, prašau tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 7, 12. kas prieš, susilaikė nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. Sekantis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos patvirtinimo. Švietimo projektų siūloma patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją. Komisijos sudėtis yra pateiktas sprendimo projektas. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, kas prieš. Gerbiamas Vidmantai, jūs prieš, aš supratau, kad jūs norėtų būti už, bet nespėt. Tai gerbiami tarybos nariai, galima iš naujo, kas už šį sprendimą, 7, kas prieš, susilaikė nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 dienos sprendimo numeris 1
-35 dėl viešame aukcione parduodamų Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau, vedėja Danienė. Šiuo tarybos sprendimu siūloma Širvintų rajono savivaldybės tarybos vasario 20 dienos sprendimo 2020 dėl viešinimo mokėjimo parduodamų Širvintų rajono savivaldybės nuosavybės teisės priklausančių nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo ir siūloma išbraukti iš savivaldybės nežalos plane parduodamą nekilnojamų turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo pastatą Ivanas. Dėkuoju vedėjai, tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 7, 12. kas prieš, susilaikė nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, 13 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo. Prašau. Šiuo tarybos sprendimu siūloma patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų sąrašą ir 2016 metų viešųjų darbų programą. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 12. kas prieš, susilaikė nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkojam vedėjai ir tarybos nariams. 14 sprendimas dėl automobilio pirkimo. Prašau, vedėja Jana Mišulė. Labą dieną. Šio tarybos sprendimo projektu būtų leidžiama Širvintų rajono savivaldybės administracijai įsigyti, norėčiau atkreipti dėmesį, vieną lengvą automobilį netus už 30 000 eurų su PVM. Ir įpareigojama Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė vykdyti viešąjį pirkimą. Tai tarybos nariam norėčiau patikslinti, kad tai būtų ne lengvasis automobilis, bet tai būtų autobusiukas, nes esamas senas buvęs ir sulūžęs ir sudėlės jisai yra. Tai aišku, bandysim tvarkyti, bet tai transportas reikalingas darbui. Tai mes kalbame apie autobusiuką. Prašau, tarybos nariai, ar dar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 12. kas prieš, susilaikė. 7. 12 už 7 susilaikė, sprendimas priimtas. Sekantis 15 sprendimas dėl prevencinio darbo su šeimomis, auginančiomis vaikus Širvintų rajono savivaldybėje, tvarkos aprašo patvirtinimo. Administracijos direktorė Elona Pričkaitienė, prašau. Prašau. Yra parengtas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl prevencinio darbo su šeimomis auginančiomis vaikus Širvintų rajono savivaldybėje. Prevencinio darbo tikslas, kuo anksčiau identifikuoti šeimoje kylančias problemas, kuo tiksliau įvertinti situaciją šeimoje, laiku suteikti šeimai reikiamą paramą ir ar pagalbą, motyvuoti tėvus spręsti problemas savarankiškai, nepatekti socialinės rizikos šeimų auginančių vaikus apskaitą. Šiuo atveju stebima šeima auginanti vaikus iki 18 metų amžiaus, ar kurį pilnametis vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, bet ne ilgiau negu iki 24 metų, kurioje pastebimos socialinio, psichologinio ir ekonominio pobūdžio problemos, išgyvena krizę ir tai galimai trukdo sudaryti sąlygas visaverčiam vaikų vystymuisi, socializavimuisi, vaikų neužtikrinamas vaikų poreikių kokybiškas tenkinimas ir kuri nėra įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą arba iš jos išbraukta, nes vaikas tapo pilnametis. Tvarka yra pridedama. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 7, 12. kas prieš, susilaikė nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkojam. 16 sprendimas dėl VŠI Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo prijungimo būdu prie VŠI Širvintų ligoninės. Prašau. Teigiama Širvintų rajono tarybos
nusprendė tarybos sprendimas inicijuoti viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizuojamas juridinis asmuo reorganizavimo prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Širvintų ligoninės reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo. Pagrindinis veiksnys įtakojantis sveikatos priežiūros įstaigų ateities poreikius yra įvykę reikšmingi demografiniai pokyčiai Lietuvoje ir Širvintų rajone. 2010-2014 metais Širvintų rajono gyventojų skaičius sumažėjo 10,9%, kurį nulėmė natūralaus gyventojų prieaugio sumažėjimas ir emigracijos. Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pajamos priklauso nuo prisirašiusiųjų gyventojų skaičiaus. Širvintų ligoninės pajamos priklauso nuo besigydančių pacientų skaičius. Dėl gimstamumo mažėjimo, dėl gydymo metodų pasikeitimo, dėl nedidelio atstumo iki kitų rajonų gydymo įstaigų darosi vis sunkiau išlaikyti antro lygio paslaugas teikiančiai Širvintų rajono ligoniniai. Siekiant išlaikyti abi sveikatos priežiūros įstaigas Širvintose, paskaičiuotos besidubliuojančių išlaidų optimizavimo galimybės. Pagal abiejų sveikatos įstaigų pateiktus rodiklius, neliečiant tiesioginių paslaugų teikėjų, gydytojų, slaugytojų padėjėjų etatų, palikus vieną ar dviem sveikatos priežiūros įstaigoms administraciją, sumažėtų valdymo sąnaudos susijusios su administravimu, galima būtų per metus sutaupyti apie 69 400 eurų. Reorganizavus ūkio skyrių galima sutaupyti apie 24 920 eurų. Palikus vieną klinikinę laboratoriją galima būtų sutaupyti apie 27 242 eurus. Vadinasi, optimizavus sąnaudas personalo ir materialinių išlaidų administravimui, nemažinant etatų ir atlyginimų gydytojams, slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams, galima būtų sutaupyti apie 94 320 eurų per metus. Reorganizavus Širvintų rajono sveikatos priežiūros įstaigas, sutaupyti administravimo pinigai leistų didinti gydytojų, slaugytojų padėjėjų darbo užmokestį. Galima būtų remti jaunus gydytojus, rezidentus, kuriuos skatintų greičiau dirbti arba dirbti ir gyventi Širvintose. Sutaupyti pinigai optimizavus klinikinę laboratoriją padėtų įstaigos gerbūvio kūrimui. Vieninga sveikatos priežiūros įstaigų sistema palengvintų pacientų srautų reguliavimą pasirenkant sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytojo specialistą, sumažintų paslaugų dubliavimą bei užtikrintų geresnį pacientų perimamumą ir geresnį informacijos apie pacientų būklę apsikeitimo kokybę. Todėl pavesta iki 2016 m. vasario 1 dienos teisės aktų nustatyta tvarka viešosios Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiai gydytojai Nijolei Kimšienei ir viešosios Širvintų ligoninės direktoriai Laimai Meškauskienei. Pirmas, parengti reorganizavimo sąlygas ir viešosios Širvintų įstaigos Širvintų ligoninės įstatų naują redakciją. Paskelbti apie reorganizavimo sąlygų sudarymą viešųjų įstaigų įstatuose nurodytuose šaltiniuose vieną kartą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje bus numatyta priimti sprendimą dėl reorganizavimo ir pranešti raštu juridinio asmens kreditoriams ir pateikti reorganizavimo sąlygas juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną. Tik parengus organizavimo planą, tarybai bus teikiamas sprendimas dėl reorganizavimo. Plašų patvirtinimo. Dėkojam pranešėjai, tarybos nariai. Buvo užsiregistravusi pirmoji gydytoja Joana Ragenytė. Prašau ir norėjom paklausti, kiek laiko truks jūsų pranešimas. Pagal reglamentą tokia tvarka. Prašau. Labą dieną, esu gydytoja Ragenytė, dirbu Širvintų vadinamoj poliklinikoje pirminiam sveikatos priežiūros centre. Gerbiami tarybos nariai, ačiū už leidimą pasisakyti. Malonu matyti čia nemažai veidų, kurie gydosi mūsų poliklinikoje. Šiandien aš atstovauju mūsų poliklinikos gydytojus ir noriu pasidalinti mūsų mintimis, ką mes galvojam apie numatomą sveikatos priežiūros
ligoninių sujungimą. Mes šeimos gydytojai raštiškai pateikėme atsisakymą dirbti jūsų kuriamoje naujoje Širvintų ligoninėje po mūsų įstaigos panaikinimo. Mes nesuprantame, kodėl merė taip gražiai kalbėjusi ir žadėjusi konstruktyviai dirbti prieš rinkimus, po rinkimų žada mūsų įstaigą visai sunaikinti ir ketina mūsų uždirbamomis lėšomis dengti ligoninės skolas. Nereikia mūsų priešinti su mūsų įstaigos administracija, kuri sudaro geras sąlygas dirbti. Mes visuomet kartu su administracija tarėmės bei kūrėme savo įstaigą. Mums prasmingiau yra išlaikyti buhalterę, kuri paskaičiuoja mums algas, statistikę, kuri pateikia mums ataskaitas ligonių kasai ir mums nereikia to daryti patiems. Ar valytoja, kuri tvarko mūsų kabinetus. Negu atiduoti lėšas kitai įstaigai, kuri atlieka visai kitas funkcijas. Be to, mes gydytojai, prie kurių prisirašė gyventojai, uždirbame įstaigai lėšas ir kartu garantuojame darbo vietas per 30 slaugytojų ir kitų darbuotojų. Ligoninių likimus numato tvarkyti vyriausybė savo nutarimu apie 4. restruktūrizacijos etapą, kuris įsigalioja nuo šiandien. Mes išnagrinėjome patys teisės aktus, konsultavome su šalies sveikatos priežiūros organizatoriais, ligonių kasų vadovais, profesoriais kursiai šeimos gydytojo institucija Lietuvoje ir tvirtai žinome, jog jūs pažeidžiate teisės aktais nustatytas pirminės sveikatos priežiūros organizavimo ir plėtros tvarkas. Nėra Lietuvoje ligoninės, kuri turėtų šeimos gydytojų centrą ir tokios nebus. Mes daug kartų kvietėme jūs atvykti pas mus tartis, norėjome girdėti problemas, kurias jūs matote mūsų įstaigos darbe. Bet jūs tik siuntėte visokius patikrinimus. Skundėte mūsų įstaigą valstybiniai darbo inspekcijai, kuri nerado visiškai jokio pažeidimo. Ar tai reiškia, jog randate tik vieną būdą mūsų įstaigą sunaikinti? Ar steigėjų nereikia stipraus šeimos gydytojo psichikos sveikatos centro? Tik vakar savivaldybės administracijos atstovė kartu su vicemerė atvyko supažindinti mūsų nuosprendžių, tai yra su projektu, kuris nemotyvuotas ir bandomas grįsti klaidinančiais skaičiavimais. Mes nesutinkame, kad būtų nesiskaitoma su mūsų nuomonė. Šiuo metu yra pilna gydymo įstaigų, kuriuose reikalingi šeimos gydytojai. Ne tik Širvintose, bet ir visoje Lietuvoje. Ir mes kuo pasinaudosime. Todėl dar kartą kategoriškai pareiškėme. Visi prisirašiusieji šeimos gydytojai neis dirbti į Širvintų ligoninę, o už pasekmes turės prisiimti atsakomybę tie, kas priims tokį sprendimą. Prieš keliant ranką raginame pagalvoti apie tai. Nekantriai laukiame balsavimo, ačiū už dėmesį. Ačiū pranešėjai. Užsiregistravęs gerbiamas Vidas Šimūnėlis, tarybos narys, norėjau paklausti jūsų pranešimas kiek laiko. Pagal reglamentą turi pranešėjas suderinti su posėdžio pirmininku. Kodėl aš jau klausimą? Apie 10 minučių. Dėkoju, prašau. Gerbiami tarybos nariai, svečiai. Šiandieną mums pateiktas klausimas, nulemsiantis 2 mūsų sveikatos priežiūros įstaigų ateitį. Jau daugiau kaip 15 metų Lietuvoje vyksta pertvarka sveikatos priežiūros sistemoje. Šiais metais žadama pradėti 4. restruktūrizacijos etapą. Šiandien mums pateiktame sprendimo projekte aiškinamajame rašte akcentuojama į finansinę reikalo pusę. Pirminio sveikatos priežiūros centro prijungimu prie Širvintų ligoninės sumažinti siekiama administracinius ir ūkinius kaštus. Sveikatos priežiūros įstaigos finansuojamos ne iš savivaldybės biudžeto lėšų. Taigi, kas skiria pinigus, tas ir nustato tvarką. Mūsų, kaip tarybos narių rūpestis, kad mūsų rajono gyventojai gautų paslaugas kuo arčiau namų, jos būtų kokybiškos ir prieinamos. Ir jeigu to nėra, tai mes turime kaip tarybos nariai reikalauti, kad vyriausybė to taip pat mūsų nepamirštų, nes aš žmogus gyvena Vilniuje ar Širvintose, jam paslaugos ir būtų tokios pačios prieinamos, tokios pačios kokybiškos. Turime pripažinti, kad Lietuvoje vykdoma paslaugų centralizacija. Šiuo metu yra parengtas vyriausybės nutarimo projektas, kaip minėjo Vicemerė, priimtas dėl 4. etapo ir ligoninės ciklo konsolidavimo, plano patvirtinimo.
kuriame išdėstyti siekiami tikslai ir priemonės. Šiame plane yra nustatyti prioritetai, kurie sako: ambulatorinių paslaugų plėtra ir ypač pirminės sveikatos priežiūros stiprinimas. Šiandieninėme pateiktame sprendimo projekte siūloma pradėti naikinti gerai veikiančią kokybiškas paslaugas teikiantį pirminį sveikatos priežiūros centrą, prijungiant prie ligoninės ir padaryti kaip padalinį. Kadangi iki šiol buvę ligoninių etapai, kurie tęsiasi jau virš 15 metų, ligoninių finansinės būklės iš esmės nepagerino. Taigi, šiandien yra didžiulė rizika, kad mūsų ligoninė nueis užmarštin, kartu nugramzdindama ir mūsų pirminės sveikatos priežiūros padalinį. Jau pačios sveikatos reformos pradžioje daugelis savivaldybių pasisakė, galima tą pasižiūrėti savivaldybių žiniuose, buvo ir mūsų pasisakymai to klausimu, kad mums reikalingi stiprus pirminės sveikatos priežiūros centrai su tam tikromis antrinio lygio paslaugomis. Visi, kas bent kiek domisi šito reikalu, puikiai supranta, kad priėmus šį sprendimą kelio atgal nebebus. Tuo labiau, kad man keista, tai su kokiu mes pasiūlymu žadame važiuoti. Kada pildoma vyriausybės nutarimas, per mėnesį laiko turės būti suformuotos koordinavimo tarybos, į kurias įeis ligoninių atstovai, savivaldybių atstovai, sveikatos atstovai, ligoninių kasų atstovai ir kurie spręs va šitos ligoninių konsolidavimo ir priežiūros plėtros tuos visus klausimus. Tai kas atstovaus ir su kokia mes derybinę ten važiuosime. Niekur, tikriausiai čia minėjo daktarė, kad niekur tokio darinio, kad mes jungiam pirminės priežiūros ligoninės nebus, nes tai yra, kažkoks yra nesuprantamas darinys. Taigi, šis žingsnis būtų skubotas, nepagristas, žalingas ir po keletą metų po tokio sprendimo mes liksime su labai keista sveikatos priežiūros sistema, kuri bus daugiau panaši į kažkokią tai iškreiptą šeimos gydytojo instituciją, kur paslaugas, kurios turėtų gauti čia, mes važiuosime kažkur ieškoti kitur. Tai tiek. Siūlau tarybos nariam tikrai pagalvoti ir šio sprendimo nepriimti. Jeigu nieks 2 mėnesiai, čia iki kovo mėnesio, turi būti parengti visi šitie planai, nieko iš esmės situacijos nepakeis. Klaida padaryta, atsitaisyti bus neįmanoma. Tiek, ačiū visiems. Ačiū tarybos nariui už pasisakymą. Kaip ir minėjau pradžiai pristatant darbotvarkį, kad yra gautas Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojų raštas Širvintų rajono tarybai, bet jis nėra mūsų kompetencijos, tai šitą raštą persiųsiu poliklinikos direktoriai. Prašau, tarybos narė, ar dar turite klausimų? Prašau, dar savo klausimą. Aš galiu pasisakyti. Taip, prašau. Gerbiami tarybos nariai ir gydytojai, iš tikrųjų pasisakyti neplanavau, bet po, sakykime, povo Grykščio rašto gavimo ir po šiandieninio, sakykime, tokio pristatymo, aš kaip tarybos narys atsakingas už visus rajono žmonės, kurie turi gauti pilnas paslaugas, kurie sveikatos. Ir dabartinės raštas gydytojų atsisakymų dirbti man sukelia tokias mintis, kaip šantažą, kad mes nebedirbsime įstaigoje, nors šios įstaigos reorganizacija liečia tik tai 3 padalinius. Tai būtent administracija, ūkio dalį ir laboratorija. Apie gydytojų darbą niekas klausimų nekelia ir apie ambulatorijų ir taip toliau nieks jo neliečia. Man labai svarbu, kad po
3 metų ligoninė neužsidarytų. Nes šiai dienai jūs žiūrite, po šio pareiškimo būtent šiandieninio, kad jūs suteikėte darbą kažkam ir panašiai. Jūs jau tai traktuojate kaip savo UAB. O mes tai sakom, kad šios įstaigos yra rajono gyventojų, nes jos yra steigėjas savivaldybė. Tai kaip mes pasižiūrėsime į šitą patį procesą? Ar mes gyventojams išlaikysime pilnas paslaugas, ką galime suteikti, ar kadencijos pabaigoje mes uždarysime pačią ligoninę? Tai vienas iš esminių klausimų. Jeigu mes šiandien nepradėsime kažkokių tai procesų, tai turėsime, aišku, tik tai vieną įstaigą, o gydytis važiuos visi gyventojai į kitus rajonus. O 4. restruktūrizavimo etapas liečia būtent ligoninės, sakykime, paslaugas. Tai pasižiūrėkime, kiek mes tai galime įtakoti ir kaip galime tvarkytis savo rajone, išlaikant būtent paslaugų kokybę, o ne paslaugų vienetą. Taip kad mano trumpas pasisakymas būtų toks. Dėkuojam tarybos nariui. Prašau, tarybos nariai, ar bus dar, prašau, vicemerė? Gerbiami tarybos nariai, gerbiami gydytojai, gerbiami susirinkusieji. Norėčiau priminti labai netolimą praeitį, kada buvo surengiamas susirinkimas, kuriame buvo paaiškinta visuomeniai, kad naikinama yra ligoninė. Kadangi tuo metu buvo svarstoma opozicijos turbūt labiau, kad reikia prijungti prie Ukmergės. Kas su tuo ryšasi? Ryšasi su tuo, kad dabar, kai jūs kalbate, gerbiamas tarybos nariai ponas Vytai, apie 4. restruktūrizacijos etapą, kad bus koordinacinės tarybos, jūs turbūt ir pats puikiai žinote, ir nereikia mūsų klaidinti, kad šitas 4. etapas ir tos tarybos sujungtos pasakys tik vieną dalyką, kad viską savarankiškai turi spręsti savivaldybės taryba, tai yra steigėjas. Ir steigėjas nenori sunaikinti nei vieno medicinos darinio, nei kito. Nėra ko kalbėti ir sakyti tokiais sakiniais, kad yra naikinama kažkas tai. Nes apie žodis toks naikinama, ne vienam sprendime, ne vienam dokumente tikrai nėra naudotas. Kaip ir ta klaidinama informacija apie prijungimą prie Ukmergės, taip pat buvo kalbama, kad naikinama. Tai kartais atrodo, kad susidaro tokia baimių perteikta atmosfera, gal jinai kam nors yra naudinga. Ir kad sujungus abi įstaigas, kol kas mes turim galimybę tik prijungti, kažkas bus panaikinta, tai yra, manau, mano nuomonė, yra tik tam tikra baimių arba norėjimo galbūt kažką tai, sukelti kažkokios sąmyšį, įrodyti, kad steigėjas kažko nesugeba, kad gal vadovai nesugebės padaryti. Aš norėjau palinkėti prieš Kalėdas iš tikro tokio susikaupimo, ypatingai abiejų įstaigų vadovams ir medikams. Jūs atsakingi už žmogaus gyvybę šitam rajone. Mes atsakingi už kokybiškas paslaugas ir prieinamas arti žmogaus. Mes norime išlaikyti abi įstaigas. Nenorime, kad po 4. etapo, kaip kad vakar mes girdėjome susirinkime, būtų kažkuri uždaryta, tarp kitko iš jūsų lūpų girdėjome. Mes norime, kad jos abi išliktų. O kad jūsų lėšos kažkur bus panaudotos kitam reikalui, to dar tikrai nėra pasakyta. Ir kad jūs gausite atlyginimus tokius, kokius gavote, mes tik tvirtai tuo tikime ir tą paskaičiavome. Taip kad sėkmės ir geros nuotaikos ir manyčiau, kad neišeis. Linkėčiau nežinoti. Prašau, tarybos narys Vidmantas Mateika. Aš galbūt pabandysiu rimtai pajokauti. Kaip suprantu, tiek iš dokumentų, tiek iš šiandieninių pasisakymų, aš suprantu taip, kad ligoninė tai yra didelis laivas, kuris jau skęsta. O įskęstantį laivą mes dar įsodinama ir polikliniką. Manau, kad tai neteisinga. Tarybos nariai, prašau, ar dar bus pasisakančių? Ar bus klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 12. Kas prieš? 7. Susilaikė nėra. Sprendimas 12 už 7 prieš.
Sprendimas priimtas. Sekantis klausimas yra 17. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą Lauryno Stuokos Gucevičiaus stadiono rekonstravimą. Tai papildomas klausimas. Atsiprašau, pasitaisiau, papildomas klausimas. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą Lauryno Stuokos Gucevičiaus stadiono rekonstravimą. Norėtume patikslinti pavadinimą dėl pritarimo gyvendinti projektą Lietuvos Lauryno Stuokos Gucevičiaus stadiono modernizavimas. Tarybos sprendimų siūloma pritarti projekto Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos stadiono modernizavimas finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto įgyvendinimas. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 7. Kas prieš, susilaikė nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju tarybos nariams.